vakaras eteryje laida Patriotės. Sveiki, mėly mūsų laidos žiūrovai. Netrukus laidoje matysite. Dalia Grybauskaitė turtėja iš brangių Kubiliaus paskolų? Nu, akivaizdu, kad yra politinė korupcija. Kiek kainuoja tokia laida Kremliui? Jūs norit Kremliui įgyti laidą? Daugiau dirbo, dėl to geriau gyvena. Kita tema. Pensininkas kaltina gydytoją. Liko be dantų, nors davė kyšį. 1800 litų atidaviau. Valdžios prabanga ir Lietuvos skurdas. Taigi, ar tikrai šalies vadovė Dalia Grybauskaitė turtėjo iš brangių Kubiliaus paskolų? Mūsų žurnalistinis tyrimas leidžia manyti, kad taip. Ir šiandien Patriotų studijoje žurnalistas Artūras Račas. Labas. Labas, sakas. Labas, Labas. Dalia Grybauskaitė turi naują paslaptį. Ji nenori paaiškinti tautai, kodėl brangios Kubiliaus paskolos, kurių naštą velka ir dar ilgai vilks tauta, jai asmeniškai duoda didelį pelną. Jeigu visai tiksliai, tai brangios Kubiliaus paskolos, kurių proga iš pensininkų atėmė pensijas iš darbuotojų atlyginimus, pernai Daliai Grybauskaitei asmeniškai atnešė apie 100 000 litų gryno pelno. Kubilius pasiskolino tautos vardu, o Grybauskaitė praturtėjo. Tai yra politinė korupcija, kai šitą veiksmą atlieka žmogus, kuris turi galimybių įtakoti šito sprendimo priėmimą. Yra dar vienas svarbus dalykas. Asmeninę naudą prezidentai sukrovė mokesčių mokėtojai, nors ji pati mokesčių nuo tos naudos nemokėjo. Čia jinai tipo daugiau dirbo, dėl to geriau gyvena? Čia tipo palūkanas, kai gauni, čia daugiau dirbi? Suprantat, tas ekonominis nesusivokimas elementariuose mechanizmuose. Ne jinaigi tos pinigus uždirbo, bet visuomenė tai leidžia, vadinasi, yra visio zakonina. Kodėl mylimiausia čia oficialiai Lietuvos žmonių ekonomistė Aušra Maldeikienė Dalios Grybauskaitės pasipinigavimą iš Kubiliaus brangių paskolų vadino korupcija, jį dar paaiškins. Bet pirma į Seimą pas tą, kuris skolinosi ir neketina dėl to raudonuoti. Jis ketina bėgti. Labą dieną, ponia Kubiliau, mes jūsų čia užspaudę duris laukiam. Aš šiame komitete, aš su jumis nesitariau. Žiūrėkit, aš norėjau jūsų paklausti dėl brangių euroobligacijų misijų. Yra manoma, kad valstybės vadovai prisipirko šitų. Nežinot, kad skolinatės? Gerai, tegul ten pasėdi. Durys vienerios, niekur jis nedings. O mes turime laiko išsiaiškinti detalės ir patikrinti faktus, nes žodis korupcija jau buvo ištartas. Ne, aš nesakiau, kad tai korupcija, aš sakiau, tai yra politinė korupcija. Politinė korupcija yra tada, kai politikas gauna asmeninės naudos iš sprendimų, kuriuos pats prastumia. Grybauskaitė asmeniškai vertė valstybę nesiskolinti iš Tarptautinio valiutos fondo pigiai, todėl buvo skolinamasi brangiai. O tada ji tos paskolos gabalą krimst ir atsikrimto. Ir į savo asmeninį urvelį. Dabar mokesčių mokėtojai kaip durneliai moka, o ji turtėja. Idant būtumėm jau visiškai tikri, tai kreipėmės į visai nešališką ekspertą. Mes galim įtarti arba numanyti, kad aukščiausi tuometiniai valstybės vadovai žinojo apie būsimas euroobligacijų emisijas. Na, aukščiausi vadovai privalėtų žinoti apie reikšmingas pinigų sumas, kurios yra skolinimasis. Ir ko gero turėtų žinoti būtent tie asmenys, kurie valdo valstybę. O ta informacija yra konfidenciali paprastam piliečiui neprieinama? Finansų ministerija paskelbė jau savo planus, tai yra, sakykime, kada bus leidžiama kokia obligacijų emisija. Tas daroma be abejo iš anksto. Visų pirma, tai yra, kad informuoti investuotojus, kurie turėtų paruošę tinkamas pinigų sumas. Taigi, Dalia Grybauskaitė ir buvo viena iš tų informuotų investuotojų, turėjusių laiko sukaupti pakankamai lėšų, jos atveju apie 1 milijoną, kuris jai jau dabar nieko nedarant per 10 metų padvigubės. Dar ponas Dubnikovas patikslino, kad tokie reikaliukai kaip šitos brangios Kubiliaus obligacijos, nors ir nėra slaptos, bet skirtos tik finansiniam elitui, tai yra tiems, kurie turi vieną kitą laisvą milijoną. Yra dar vienas niuansas, kuris irgi šitame kontekste dviprasmiškai atrodo. Tai niuansas yra susijęs su to, kad palūkanos skirtingai nuo praktiškai bet kurio kultūringo pasaulio, nuo Amerikos iki Europos Sąjungos, Lietuvoje yra neapmokestinamos. Tiksliau pradėtos apmokestinti tik tai nuo šių metų. Tai reiškia, kad turtingi žmonės, kaip pavyzdžiui ponia Grybauskaitė, kuri beje visus tos pinigus dar uždirbo dirbdama valstybės tarnyboje, tai čia toks yra dar vienas niuansas.
Tai reiškia, jinai uždirba tos pinigus, jinai kaip valstybės vadovė sudaro sąlygas brangiai skolintis, labai akivaizdžiai šitą idėją paremdama viešoje erdvėje. Na, jeigu jinai ketino tai daryti, jai reikėjo mažiausiai laikyti santūriai, taip, bent jau viešoje, aš nežinau. Ir po to jinai gauna pajamas, kurios nėra neapmokestinamos. Įtarimas, kad Dalia Grybauskaitė pinigaujasi iš brangių Kubiliaus paskolų, patriotams kilo perskaičius anoniminį komentarą po žinia, kad 2013 metais ir šiaip milijonierė Dalia Grybauskaitė praturtėjo dar 100 000 litų. Anonimas parašė, kad Grybauskaitė turtėjo ne iš darbo, o iš Kubiliaus išleistų Lietuvos vyriausybės obligacijų. ISIN kodas XS 073 9988 086, kurių pelningumas 6,6%. Ir tie procentai bus renkami 10 metų iš gerbiamų Lietuvos mokesčių mokėtojų. Tai prašė anonimas, o patriotės pavartė prezidentinę pajamų deklaraciją ir atrado žiaurų sutapimą. Kubilius tikrai leido brangias obligacijas, o Grybauskaitė tikrai kaip laikrodis jas pirko. Va ir datos sutampa. Na, šioje vietoje mums jau laikas praverti narvo duris ir išleisti iš jo riaumojantį liūtą. Sveiki. Tai mes dabar jau galim pasišnekėti. Dėl tų brangiųjų vertybinių popierių emisijų. Lyg tai aiškėja, kad vyriausybės vadovai patys įsigijinėjo tas obligacijas. Apie kurios vyriausybių vadovus jūs kalbate? Valstybės vadovus aš kalbu. Ir obligacijų emisija... Aš neįsigijinėjau, tai jūs sakėte ir ieškokite. O tikrai neturėjo? Ne, palaukit. Jeigu buvo... Aš jau pasakiau aiškiai. Aš nedirbu Kremliui. O jūs dirbate, tai jūs... Jūs taip nesinervuokit. Aš nesinervuoju, aš jums pasakiau aiškiai. Ką dar turiu pakartoti? Kai įtari, kad prezidentė pinigaujasi suvargusios tautos sąskaita, reikia būti ypač tiksliems. Deja, prezidentinėje deklaracijoje tikslumo nėra. Štai ji rašo, kad nupirko brangius kailinius, tačiau nutyli, kokios konkrečiai emisijos obligacijas ją taip praturtino. Prezidentūrą užmėtėme klausimais, rašėm laiškus, skambinėjom. Šiuo metu su adresatu. Vietoje atsakymo gavome riebę špygą. Ar jūs galėtumėte visą šitą pakartoti mums į kamerą? Ne, tikrai nenorėčiau pakartoti. Bet to tai yra asmeninė informacija. Toks atsakymas niekiek nenustebino oficialiai mylimiausios tautos ekonomistės Aušros Maldeikienės. Normalioje valstybėje, kuri turi aukštesnę finansinę kultūrą ir aukštesnę demokratinę kultūrą, toks dalykas būtų laikomas mažiausiai labai prieštaringu ir apie tai rašytų absoliučiai visi leidiniai. Tai būtų tema numeris 1, skandalas numeris 1. Panašių istorijų yra buvę, gerokai kuklesnių, pavyzdžiui, kada Reigano žmona išėjo į priėmimą su papuošalu, kuris nebuvo deklaracijai įdėtas. Ten vadovai turi deklaracijas, tiesiog papuošalų nuotraukas pridėti prie savo deklaracijų. Tai praktiškai buvo impeachmento ir ten atsiprašinėjo, sakė, kad iš tikrųjų buvo paskolinta draugų, ko daryti negalima. Tačiau prezidentės patarėjui nė motais jo viršininkės, kuris slepia nuo tautos tikslius savo turtėjimo šaltinius, nepalankus palyginimas su civilizuoto pasaulio poniomis. O jūs galite patvirtinti ar paneigti, kad jinai pirko tas euro obligacijas? Ne, aš tikrai negaliu patvirtinti, nes aš nesu jo asmeninės finansų vadybininkas. Tai yra privati informacija. Koks privatumas, kai tas visas kubilines palūkanas suneša tauta iš savo apgailėtinų algų, nuo kurių moka solidžius mokesčius? Jinai, matot, turi vieną labai lietuvišką savybę. Jinai yra agresyvi, nebendruomeniška. Jinai yra labai panaši tokia kaip dauguma lietuvių. Tai yra, kurie įsivaizduoja, kad jeigu tu viršininkas, tai tu gali tyčiotis iš apačių kaip tik nori. Ir jų reikalas tylėti. Ką dabar pasakys tas prezidentės Klapčiukas? Šiuo metu su adresatu nėra galimybės susisiekti. Išsijungia. Kągi, kreipsimės į tą, kuris pasiekiamas. Jūs turėjot naudos iš obligacijų emisijos? Aš nepirkau jokių obligacijų, neturėjau jokių naudos. Ir jūs kartu prastuminėjot būtent brangų skolinimąsi, o ne pigų iš Tarptautinio valiutos fondo. Kiek kainuoja tokia laida Kremliui? Kremliui kainuoja? Kokia? O jūs norit Kremliui įgyti laidą? Jūs jau taip atvirai? Pasimetė. O apie patrioto akistatą su ekspremjeru iškart buvo paskelbta socialinėme tinkle. Atkirtį davė Rasa Juknevičienė. Rūta Janutienė ir toliau puldinėja iš už kampo Seime žmonės, net jei iš tualeto būtum išėjęs. Tai buvo pasakyta apie brangias Kubiliaus paskolas ir Grybauskaitės turtėjimą iš jų. Profesorius Lazutka tuo klausimu buvo ironiškai filosofiškas.
Žinoma, kad yra du klausimai, tai valstybė iš kur turėtų skolintis ir dabar matyt mažai tokių būtų, kurie teisintų tuometinę mūsų vyriausybę ir valdžią, kad nesiskolinė iš Tarptautinio valiutos fondo, nes skirtumai palūkanų buvo didžiuliai, o dabar ta antroji dalis, kas sugeba investuoti kur pinigus ir tame tarpe į valstybės obligacijas arba taupymo lakštus, tai žinoma, kad reikia išprusimo. Gerai, bet tai yra padoru valstybės vadovui pelnytis iš to brangaus skolinimosi. Na tai aš bandžiau sakyti, kad tai galima žiūrėti dviejopai. Ir uždirbimas iš valstybės, bet iš kitos pusės auka, žodžiu. Tai yra žmogus turi galimybę įtakoti to sprendimo priėmimą. Ir jeigu jis įtakoja, kad būtų priimtas šitas sprendimas, nuskolintis, o po to pasinaudoja to skolinimosi teikiamą naudą, nu akivaizdu, kad yra politinė korupcija. Tik aš sakau, įvertindama ponios Grybauskaitės mentalitetą, aš turiu jausmą, jos kalbėseną, kad jinai nesupranta, kas tas yra. Jinai iš tikrųjų yra autoritietiško, diktatoriško, autoritarinio tipo žmogus. Lietuviams tokie patinka. Tęsinys po reklamos. Tai jūs čia nervuojate. Tai jūs galite atsakyti klausimą? Aš jums pasakiau aiškiai jau. Viską atsakiau. Jūs neatsakėte klausimą, paprastą. Ką aš jums dar nesakiau? Jos širdies ir kelio pirmasis etapas. Mylimas Mykolas Algirdas Brazgauskas. Kaip sakė, всё законно. Čia yra всё законно. Landsbergis tą всё законно pasidarydavo. Nu, ten persikeldavo žemės savo įstatymą. O tas sakė, всё законно. Pasidarai всё законно ir darai. Pinigai mano buvo, va, šitoj va vietoje, atsiprašau. Va čia va, aš čia stovėjau, jinai kažką rašė. Čia va sumokėk man, aš va čia va šitoj va vietoje stovėjau ir sumokėjau 1800 litų.